yra antakiai, kaip dar pas mus net kaulas neišgriaužtas, nes iš tikrųjų tai buvo dažymai su urzolo milteliais, tai buvo kailiui skirtas dažyti dažas. Labai gerai atsimenu, kaip pas močiutę stovėdavo sloinikas užsuktas su milteliais, su kuriais dažydavo mama močiutė mamai, ir tada jau, kai aš pasiekiau tam tikrą amžių, atsimenu, ten gal buvo tikrai kokie 15 gal galėjo būti, tai jau yra, mama, tai jau ir man galėtum gal tos antakius nudažyti, ir tada atsimenu, šnekam visus ir mama sako, čia mums bus kaip po kokių 15 metų išgriauž skylę, nes vis tiek ten jie skaitosi, jeigu aš neklystu, kailių dažai. Taip, juos iš fabriko. Taip, tai jos tiesiog gražiai pasimdavo, kaip sakyt, priedą prie atlyginimo. Bet kaip laikydavo? Buvo tikrai kaip su angliu nupiešta. Jie, žinok, dažydavo kaip permanentas, aš kaip atsimenu, ten nelikdavo tuščio tarpo antakį, neduok dieve, dar jeigu palaikysi ilgiau, tai toks vaizdas, kad visam laikui liktų ta forma, kurią uždažiai, šiaip žiauru. Ir išsiplautinėdavo labai gražiai į žalią spalvą. Nes vandenilio peroksidas buvo naudojamas, aišku, netgi to nebuvo, buvo perkamos hidropirito tabletės, tai jos 24% stiprumas vienos. Tai taip, kad jeigu ateina kas nors dabar pas jūs be antakių, tokios vyresnės už mane ir mano metų, tai žinokit, kad ko gero reikia paklausti, palaikė šiek tiek ilgiau su tais dažais, arba juos net ir ilgesnį laiką dar ir dabar naudoju. Nes aš kartais dar matau gatvėje tokių vyresnių moterėlių, kad eina kaip, su angliu nupiešta. Iš tikrųjų, niekada nepagalvojau, galima net paklaustų klienčių, iš tikrųjų būna, kurios turi tą išretėjimą antakių, dažniausiai jos tos priežasties, tiesiog ėjo metai, ir pradėjo retėti, bet čia gal iš tikrųjų gali būti kažkur giliau šuo pakastas. Reikėtų iš tikrųjų paklausti, ar nebuvo kada nors jaunystėje dažusios tokiais drastiškais būdais, nes aš tai skaitau, kad čia drastiškas būdas. Čia yra žiaurus būdas, čia yra iš viso tuo laiku, kai mes daug ko neturėjom, nebuvo ir mes buvom labai išradingos visos, kokiu tik tai stebuklų neprisigalvoja ir ko tik tai neprisidarė tiek su plaukais, tiek su veidais ir taip toliau. Štai ir fainai, kad laikais norėjo. O dabar, kiek yra, sakykime, jūs dirbat tik tai su antakiais, ar ne, korekcijos ir jūs turite darbo ir tikrai, sakykime, visos moterys vaikšto gražios. O aš atsimenu, mano mama N metų nuo jaunystės dirba manikiuristė, pedikiuristė, tai apskritai antakiai buvo tokia procedūra, kur ar tu kirpėja, ar tu manikiuristė būtų, tai davai gal gali man prie to pačio padarai manikiūrą ir tada davai tu man užtepk antakius dar, ir be problemų visos tai darė, nes tai buvo dar papildoma kapeika prie tavo to uždarbio, kuri užtrukdavo 10 minučių visiškai paprastai, be jokio pasiruošimo plauko, be odos kažkokio atskiro pasiruošimo. Paėmė, užtepė ir dar su šitu skustuku nuskusdavo galo, jeigu dar ten, ne man su pincetu nepešiok, man su skustuku gali. Skauda, tai man su britvutė. Dar ir dabar su britvutėm, kad nori. Aš irgi turėjau, tarp kitko, visai nesenai, kur moteris išreiškė tokį pageidavimą, bet aš iš pradžių galvojau, gal pajokavo ar kažkaip, bet pasirodo, kad ne, ten nebuvo juokas, ten buvo rimtas prašymas, bet aš taip kažkaip visai įsivaizduoju, kad jeigu jinai tai darė visą gyvenimą, tai jai atrodo, kad kodėlgi ne, kodėl man negali ir dabar to pačio padaryti. Tai su meistru visada reikia šnekėtis, tai greičiausia. Aš labai abejoju, ar dabar atsirastų dar tokių, kurios... Aš manau, kad kažkas padarytų. Jeigu jie klausia, vadinasi, kažkas padaro. Galbūt, gal tikrai yra, kas tuo dar senų braižų dirba. Ir pačios gal tą pasidaro namuose. Nes pas mus mes visų sričių specialistai. Šito amžiaus moterys visų sričių specialistai. Taip. Šiaip tai labai smagu iš tikrųjų, kai pagalvoju, kad per tiek metų tiek viskas ištobulėjo, kad šitas sritis iš vis atsiskyrė
Ir pasidarė individuali. Dabar jau mes dirbam tik su tuo, mes nebesam kažkoks papildomas uždarbis prie pagrindinio darbo, mes esam pagrindinis uždarbis ir žmonės eina ir lankosi ir dažnai lankosi, aš įsivaizduoju turbūt. Nu, pas mane gal antakių yra kiek mažiau, bet jeigu einam, tai, pavyzdžiui, mėnesį kartą jos jau nori labai priklausomai. Pavyzdžiui, jeigu ten koks šviesus plaukelis, nu jom nesilaiko, ryškiai dažyti negali, nes šviesios. Tai automatiškai, nu, kas 2 savaitės atsiplovė, turi vėl eiti. Jeigu namuose nemoki makiažų ten prasitęsti toliau, tai jau tu esi įpareigotas vaikščioti į mėnesį kartą. Jeigu moki, va, kaip mano klientės irgi dauguma, jau, kas moka dažytis, tai sako, jūs man padarot tą formą, jinai man atsiplauna, bet aš šešėlis ir ta forma jinai vis tiek lieka. Tai jom pasidažyti namie yra paprasčiau, jos seka mūsų to padarytą formą ir namuose tau dar mėnesį išbūna. Nu, tai va, tada lankosi kas 2 mėnesius. Ja, taip. Bet tu ir permanentą dar darai, ar ne? Jo, ilgalaikį. Kokie pokyčiai dabar vis tiek, kiek metų jau darai šitą dalyką? Nu, kokie 5 turbūt. Neparuošęs namų darbų, neatsimenu, kiek darau. Jo, 5 metai. Ne, šiaip per mano karjerą aš ir kaip juokavau savo klientėm, kad aš išlaukiau to momento, kada pigmentai jau tampa stabilus, nes aš dirbu šis 12 metų, tai jau tada buvo moterų, kurios sakė, kad o kodėl tu nedarai ilgalaikio, aš norėčiau ilgalaikio, o aš mačiau tuos tatuiruotus antakius ir aš sakiau, aš nenoriu tokių antakių daryti. Aš duodavau tą palyginimą, kad kaip mobilieji telefonai, ar ne, jie ištobulėjo. Iki kokio lygio mes turėjom su antena, o dabar mes turim liečiamą arba iš vis kur net lies nereikia, kad tu galėtum skaityti. Tai lygiai tą patį aš sakiau, kad greičiausiai, kad taip turėtų atsitikti ir su ilgalaikiu makiažu. Ir ateis tas momentas, kai pigmentai jau bus tokie stabilus ir taip ištobulintos technikos. Ir bus užtikrinta savo darbą. Kad aš tikėsiu tuo, ką aš darau, nes man yra visą laiką svarbiausia, kad aš tikėčiau tą procedūrą, kurią aš darau ir kad aš daryčiau gerą žmogui ir aš pati suprasčiau, kad aš darau gerą. Tai su tuo ilgalaikiu makiažu irgi tai buvo, kad aš išlaukiau to momento, kad pigmentai jau taptų stabilus, aišku, tada tai buvo jau tik mineralai, jau jokių čia organikų iš vis negali būti, nes yra organiniai pigmentai, yra mineraliniai pigmentai ir hibridai. Tai buvo momentas, kad jau organika yra siaubas, jo, bet paskui po truputį atsirado hibridai. Nu, faktas, kad ta kaita vis tiek yra, plus tokia rinka, tokia pasiūla, tai tų pigmentų yra N+K. Turbūt net aš tiek daug jų net ir nežinau rūšių, kiek jų iš tikrųjų yra. Ja. Taip, lietuviai tai aplamai, mes tokia tauta, kad viską imam. Ir mes labai domimės ir labai, aš sakau, dar kartą pasidžiaugsiu, kad gyvenu tokioj šalyje ir tarp tokių žmonių, kur yra labai imlus, labai nori mokytis, labai nori daug ką sužinoti ir neapsiribojam, neužsidedam karūnų, kad mes jau žinom. Kai, sakykime, kitų šalių veda seminarus, meistrus matom ir tas didelės jų karūnas ir mes matom, kad mūsų meistrai dirba tikrai geriau. Užtat ir atpažįsta realiai visam pasauliu. Lietuviai visada, kad ir ką darys, ar tai kirpėja, ar tai manikiuristė, ar tai permanento specialistė, daug kas išreiškia norą eiti pas lietuvį, jeigu žino, kad dirba lietuvis. Tai aš manau, čia tik tai dėl kruopštumo, tik tai atsakomybės jausmas, darbo specifika, kruopštumas. Tikrai, aišku, turim ir mes visokių, bet visi mokosi, visi klysta, neklysta tie, kurie sėdi ant sofos. Bet tie, kurie dirba, tai yra normalu. Bet lietuviai, kai klysta, jie mokosi. Va čia va yra tas dalykas. Jeigu mes matom, kad kažko netidirbom, kažkas mums neišeina, mes ieškom, kur ta klaida yra. Gal yra kažkokie papildomi mokymai, gal yra kažkokie seminaras vedamas. O užsienį labai dažnai paprastai būna ras kam tiks. Yra labai didelis žmonių kiekis, kuri ir kaita. Mes dirbam su pastoviais klientais, todėl atsakomybę jaučiam žymiai didesnį. Pas jį galbūt atėjo tas klientas, gal daugiau gyvenime nebegrįž. Tai jam realiai reikalo tobulėjimui kaip ir nėra. Jis atliko paslaugą, pasiėmė pinigus, viskas baigėsi. O mes dirbam su to, ką turim ir dirbam kiekvieną dieną. Kurie grįžta pas mus kiekvieną mėnesį, kiekvieną savaitę. Mes tarp kitko labai ir draugių kompanijai dažnai padiskutuojam su naujovėm Lietuvoje.
pas mus daug jų yra, iš tikrųjų to Jos keliauja visko kiekvieną- atveža, bet mes tai visada pasijuokėm, Lietuvai reikia palaukti kelis metus, kad jinai iš tikrųjų prisitvirtintų ir kad viskas vyktų taip, kaip turi būti, jai turi praeiti keli metai. Nes tas pirmas šviežias būna, tu nežinai, nei ką tau naudoja, nei kokie, nei kokie ilgainiai bus, net nežinau kaip čia, tiesiog tu nežinai, ko tikėtis po 3 metų, tau padarys procedūrą tuo momentu ir neatrodys vienokia po 3 metų, va ką turėjom su antakiais, aš pati buvau tas pavyzdys, aš turbūt 17 metų pasidariau permanentą ir jis buvo tas mėlynas, šlikštus, Mėlynai pilkas, juodas. visiškai ne pagal tavo veidą, o tiesiog pagal maketą atliktas permanentas, kuris, kažkiek metų jisai veikė, viskas buvo gerai, nes buvo tokia mada, visos vaikščiom su tokiais antakiais, viskas buvo gerai, bet tada praėjo, turbūt, kaip ir sakei, koks 5 metis, kai jau pradėjo atsiradinėti kitų technikų, kitokių būdų tai daryti ir tų spalvų, tada tu supratai, kad jie neprivalo taip atrodyti, kad jie gali atrodyti žymiai natūraliau, tu nebenori ten tų dėžučių priekyje ir taip toliau, o išimti juos, va čia, tai buvo, va čia jau yra tas sunkioji dalis, padaryti yra viena, o paskui atsikratyti yra visai kas kita. Dar visai sėkmingai atrodo pavyko. Tikrai, iš tikrųjų, tikrai man užteko 4 kartų, man atrodo, lazerio išėmimo. Bet man kaip ir ta meistrė, kuri darė, jinai sakė, kad yra labai gerai, kad labai ant viršaus nebuvo daryta. Pavyzdžiui, kai kitos eina ant viršaus, man pastorinkit dabar ant to esamo permanentą. Sumuštinis tas vadinamas, kuo daugiau sviesto tepsi, tuo daugiau ten ir bus. Taip, tai aš kažkaip man padarė vieną kartą, ten prieš daug tų jau metų, tada turbūt antrą kartą gal korekcija po kelių metų ir aš jau supratau, kad čia nieko gero nebus ir aš nebeliečiau daugiau to antakių. Labai protingas sprendimas. Išėjo į naudą. Ne visos taip galvoja ir aš turiu tokių klienčių, turiu ir tokių, kur buvo, kad trenkė durim ir išėjo, kai aš pasakiau, kad aš negaliu. Aš negaliu nieko padėti, čia reikia lazerio, čia reikia lazerio, arba tiesiog bet kokios šalinimo technikos. Ir daryk man vis tiek. Ir aš suprantu, jeigu aš padarysiu, aš būsiu paskutinė, kuri prisilietė prie tų antakių, aš būsiu kalta už tai, kad jie yra negražus. Tai čia iš serijos pirma antakiai, paskui moteris. Jo. Ir šiaip jos vis tiek bus toksai klausimas, kas padarė tau antakius. Tai aišku, kad nesakys, kad pas mane čia daryti 4 kartus ir visus kartus skirti, ne, sakys visada, kaip ir sako, Akvilė, paskutinį meistrą, kuris darė ir jisai gausis atsakingas už visą tą tortą, kuris jau ten yra. Bet iš tikrųjų tai fainai, dabar tai tie pigmentai tai nerealūs, aš dabar pasidariau šviežiai ir esu žiauriai patenkinta ir ta meistrė, kuri man sako, jie laikysis apie 3 metus. Aš sakau, puiku, dėl manęs gali jie laikytis ir metus. Aš nežinau, gal po metų laiko mano vėl pasikeis skonis. Gal aš norėsiu persidažyti plaukus, gal aš norėsiu pasiryškinti, o gal aš iš vis nebenorėsiu. Tai tas pasirinkimo laisvė, daryti su jais, ką noriu po kelių metų, o ne vėl įsipareigoti 10-mečiui, vaikščioti su tokiais, čia yra privalumas. Nes lazeris yra ir tokių, kurioms per 7-8 sesijas neišima. Aš manau, jis ir žaloja odą kažkokiu būdu. Būna visko, būna visko. Vis tiek tokia grubi procedūra ir tikrai nėra iš tų maloniųjų, ne masažai pasidaryti. Ne, ant tos odos net ir dirbti yra visiškai kitaip, nes ji jau yra paveikta ir ant jos nebebus tų pikselių gražių, kaip kad, aišku, gali padaryti tvarkingą gražų darbą, bet tai jau nebus tokia oda, kaip kad visiškai šviežiai daryti ant lazerių neveiktos odos. Tai aš girdėjau, čia kažkokia tai laida buvo, gydytojai kalbėjo, būtent plastikos chirurgai, sako, bet koks adatėlis netgi į duris yra į odą, padaro randą. Tai lazeris faktas, kad irgi randą palieka. Tai priklauso nuo gylio, tiek nuo adatos gylio. Jo, bet tai tu įsivaizduok vis tiek į durę ir sako, oda atsistato. Jinai vis tiek jau
tiek neatsistatys, kad pašalinti tą randelį. Jisai labai mažas, bet jisai yra ir už tai toksai rezultatas. Tai aš manau, kad ir tas išliekamumas, jisai turbūt priklauso nuo adatos gylio, nes tais senesniais laikais jisai tiesiog giliau po oda buvo vedamas, todėl automatiškai ir tas išlaikomumas. Tai jeigu mes gautumėm tą vaizdą, kokį buvo seniau, tai taip, paimtas yra tiesiog paprasčiausias tatuiruotėms skirtas aparatas, ar ne, ir su juo įvestas tatuiruotėms skirtas dažas, tai tatuiruotės yra visam gyvenimui. Taip. Tai kokiam gylį visą tai, nes ilgalaikis makiažas jisai vedasi, jeigu viskas pagal taisyklės, tai tarp mūsų epidermio ir dermos sluoksnių, tai yra tarp tų dviejų viršutinių odos sluoksnių, tiesiog į tą membraną. Aišku, pataikyti yra sudėtinga, tikrai kažkiek įsiveda truputį giliau, kažkiek truputį paviršių išeina iš epidermio, bet idealus skaitosi pataikyti būtent į tą sluoksnį, tai tikrai tatuiruotės darosi gerokai giliau ir faktas, kad tas pigmentas kitaip ir išsivaikšto, nes jis net neišeis, jeigu tai yra dermos sluoksnėje. O būna atveju, kad sualergizuoja, kad nepriima, kad būtent ilgalaikį ar... Ilgalaikio makiažo pigmentai, jie pakankamai saugus, aišku, jau čia nuo meistro pasirinkimo priklauso, bet, turbūt, aš nežinau, kas galėtų rizikuoti ir dirbti su kažkokiais nesertifikuotais pigmentais, be abejonės yra būtini alergijų testai, tai tikrai tas dalykas yra labai svarbus, bet tokio dalyko, kaip kad nepriima, tarkim, pigmentų, tai tikrai pasitaiko. Labai dažnai pasitaiko, nes, negaliu sakyti, kad labai dažnai, bet dažnai pasitaikys, jeigu, tarkim, žmogus turi kažkokių sveikatos sutrikimų. Tai tikrai yra didelė tikimybė, kad... Odos tipas. Odos tipas lemia, turbūt, ne? Kažkiek lemia, bet jau turi meistras pasirinkti gylį ir pigmento tipą tiesiog atitinkamą ir tada įmanoma įvesti pigmentą gražiai. Būna visokio, aišku, paradoksų. Kaip pat irgi su draugė kalbėjom, ji man sako, aš nesuprantu, sako, aš jau viską išbandžiau. Ir sako, tiesiog aš vedu tą pigmentą, nes irgi dirbu su ilgalaikiu makiažu, sako, aš vedu tą pigmentą ir jis sako, tiesiog su limfa kartu jis išeina visas atgal. Ir aš sako, nesuprantu, ką galima daryti dar kitaip ir dėl ko taip yra. Tai irgi buvo nuspręsta, kad tiesiog klientė pasidarys visus kraujo tyrimus, išsitirs skydliaukę, pasižiūrės, ar viskas yra gerai, nes, greičiausiai įtakos kažkokios sveikatos problemos. Gal vaistai vartojami, šiaip esu apie vaistus labai nemažai girdėjus, kad net ir su kosmetologijom tenka pabendrauti, tai tikrai dažnai pamini, kad būtinai turi pasakyti, jeigu pradėjai vartoti, jeigu kažkam atrodo, čia tokia jautri tema, gal ten, pavyzdžiui, antidepresantai labai stipriau įtaką turi. Tai čia tokia jautri tema, apie kurią ne visos nori pasisakyti, bet tu turi suprasti, kad tai turi daro įtaką ir gali turėti ją labai stiprią. Aš duodu pasirašyti ir yra anketa, kurioje yra visi tie klausimai ir žmogus patvirtinti turi savo parašų, kad jisai suteikia man teisingą informaciją. Nes tikrai, jeigu aš nežinau, yra tam tikrų būklių, kur net negali atlikti ilgalaikio makiažo, tai... O tai kokiu atveju negali atlikti? Be abejonės nėštumas, žindimas, nes visa tai vis tiek kažkiek patenka į kraują. Jeigu yra kažkokių rimtų ligų, tai tiesiog, aišku, tas pats netgi ir herpes virusas ar ne pūslelinė, jį gali įtakoti kažkokius pakeitimus arba jį gali tiesiog toje antakių ar lūpų zonoje, jeigu, tarkim, žmogus tuo metu serga arba visai neseniai sirgo pūslelinė. Tai tiesiog, jeigu mes dirbsim ant tokios odos, vadinasi, imunitetas yra labai stipriai nusilpęs, mes galim gauti tokią reakciją, kad ten toj visoje pigmentuotoj zonoje bus vien tik tai pūslelinės virusas. Daug yra iš tikrųjų būklių, skirtingų, dėl kurių reikėtų, aišku, pirmiausia, tai visą laiką, aš sakau, visas ligas, man turi žmogus pranešti prieš pradedant. Ir šiaip pirmiausia, turbūt visur yra žiūrėti sveikatą, čia yra pirminis dalykas, o grožio procedūros ir visa kita jau tada eina greta, bet turi įsitikinti, kad tikrai atėjai tuo laiku, kada turėjai ateiti, kad atėjai sveikas ir panašiai, nes prisidirbti. Kraujo spaudimas vien tik tai aukštesnė kraujo temperatūra, kūno temperatūra, tai iš karto, pavyzdžiui, plaukų dažai gaunasi visada šviesesnės šaknys.
Visada. Tai aš taip įsivaizduoju, kad čia yra ir su antakiais tas pats. Taip, Ko gero, nes- negali būti šitų dalykų. Aplamai, kaip mums per mokymus visą laiką aiškina, mes dirbame su sveiku žmogumi. O visa kita jau yra, kiekvieno pasirinkimas, bet iš esmės mes turim dirbti tik su sveiku žmogumi. Bet taip yra turbūt su bet kuria grožio procedūra. Mes nesam gydytojai ir mes negalim tiesiog. Mes net realiai konsultuoti nelabai iš tikrųjų tom temom mes galim iš savo išmonės pasakyti, ką galim atlikti, ko negalim, galim išspręsti, numatyti, kokioj kondicijai yra ten dabartinė ta oda, bet daugiau tai realiai nieko daugiau nebegalim daryti. Realiai net su dažymu tas pats yra. Tas pats yra, sakykime, odų, kurios yra labai jautrios ir aš visada sakau, paklauskit gydytojo, ar tikrai galima, ar nesureaguos, nes aš nesu specialistė. Aš galiu pasaugoti odą, ar ne, nedažyti prie pat šaknų, galiu, bet kai plausiu, jūs vis tiek gausit to dalyko ir ar jums nepakenks, ar viskas bus gerai. Turiu tokių klienčių, kur iš tikrųjų yra problemos su odom ir dažom, gydytojai sakė, geriau nedažyti, bet jeigu taip norit, tada turėsit vaistus gerti. Tai taip, kad spalvos išsikreipia, aš vėlgi galvoju, kad ir antakių išsikraipo spalvos vien tik tai dėl mūsų sveikatos, dėl mūsų būklės vidinės. Tai visada prieš apkaltinant meistrą, kad jisai kažką blogai padarė, reikėtų pasižiūrėti pas gydytoją, ar tikrai viskas yra ir gerai. Ar pats atlikai namų darbus, dar kaip aš sakau, nes yra tam tikros procedūros, kur reikalinga ir kliento darbas iki atvykstant darytis procedūros, kad nebūtų, kad norinti užtikrinti tą. Net su to pačiu paprastu antakių dažymu aš klientėm visada sakau, įsivertinkit savo odą, jeigu esat sausaodės, darykit lengvą pilingą, pasišveiskit odą, labiau drėkinkit tą zoną, tada dažas gražiau įsigers, jisai įsigers tolygiau. Viską turėsim eigoje geriau, negu darytumėm kažkaip atbulai arba ne taip, kaip reikia. Ne visais atvejais, aišku, to reikia ir tikrai ne visais atvejais tai daro klientės, bet ir tikrai tokių yra. Pavyzdžiui, riebiaodės, visais laikais viską, ką be jom bedarytumėm, viskas vyksta sudėtingiau. Dažas įsigeria žymiai sudėtingiau, išsiplauna greičiau, tiesiog, matyt, tiesiog tie riebalai ir jie įtakoja tą dažą išsilaikymą, kaip sausaodėm limpa viskas ten, susigeria 3 kartus daugiau negu reikėtų. Tai riebiai odai, tai įsivaizduok, jeigu, sakykime, galima su aliejum nuvalyti dažus, tai viskas tuo ir pasakyta. Iš tikrųjų. Ir Vilmai, pavyzdžiui, kai dažom antakis, tarp kitko, kai man pirmą kartą sako, man tik uždažai ir iškart nuvalyk. Ir aš mintyse galvoju, tai dabar atėjo, paaiškins man, supranti, kaip antakis. Aš čia meistras. Aš gal žinau, kiek man reikia antakis. Čia ištat, kai kartais pasijuokiam iš tų klientų, kur ateina tau ir pasakys tau, kaip tau ir kaip padaryti nuo akise. Ir aš galvoju, blemba, negali tai būti, kad aš čia tik tai kaip aš tik padarysiu ir negaliu tą pačią sekundžią nuvalyti, vis tiek palaikyti. Ir galvoju, gerai, minutę ten palaikysim, paskui nuvalinėjau, galvoju, akurat, reikėjo gal ir biškį mažiau palaikyti, nes tikrai oda tai tokia, kad per sekundę ima dažas ir žiūrint, jos apskritai nėra nei sausaodė, nei riebaodė, pas ją yra normali, mišri oda. Aš tiesiog viską priimu. Storas epidermis. Jo, ir iš tikrųjų labai per sekundę, bet sakau, čia jeigu visos klientės tokios būtų, tai būtų nuostabu. Procedūros eiga sutrumpėtų dvigubai, klientų skaičius per dieną išaugtų dvigubai, nes nereikia gulėti po pusę valandos uždažytis antakiais. Taip, mes imam ir dar nuvalius, dar jie patys toliau sėkmingai. Dar jie prie to pačio jie ir ryškėja dar visą dieną. Dar magija įsitraukia visą tai. Jo, fiksuot labai reikia pigmentą irgi. Nežinau, ar naudoju fiksatorius. Šiaip naudoju ir jai dabar aš, pavyzdžiui, tai maišau, jeigu dažyčiau jos odos tipų ir pagal plauką su tamsesniais dažais, tai aš jai renkuosi dažyti su šviesesniais, nes pas ją dienos eigoje dar jie 2 kartus pakeis spalvą tiesiog iki vakaro, o ryte su kokiais antakiais atsikels iš vis neaišku. Bet tuo ir žavus mes žmonės, ne? Individualus, žavus ir unikalus. Jo, labai geras šitas žodis iš tikrųjų, unikalus. O dabar žiūrėkit, geriau pincetas ar vaškas?
Labai individualu. Aš turiu labai savo aiškę nuomonę. Vaško aš visiškai nenaudoju antakių zonai. Kodėl? Vaškas vis tiek užlauž plauką. Mes išrausim plauką prieš augimo kryptį ir mes turim karštį, mes turim tą šiluminį poveikį ir ne tik kad šiluminį, bet dar ir prieš plauko augimo kryptį mes jį pešame. Ką mes turėsim? Turėsim įaugimo tikimybę, pigmentacijos tikimybę. Aišku, yra moterų, kurioms tinka, bet tikrai, kadangi tikrai daug dirbu su antakiais, mano didžioji dienos dalis yra būtent darbas su antakiais, aš nerizikuoju, nes tikrai pasitaiko ir reakcijų, būna, kad žmogui tas vaškas netinka, jeigu tai yra jautri oda ir vieno pinceto išrovimo jau susidaro tokios kaip pūslelės kartais, tai kas būtų, jeigu užtetumėm dar karštą vašką ant viršaus. Aišku, dabar yra ir ta cukraus depiliacija, darome antakiai tikrai viskas gerai, nes ten jau yra truputėlį kitaip, kryptis yra nuplėšimo pagal tą plauko augimo kryptį, bet įtepimas vis tiek yra prieš plauko augimo kryptį, kada nemaža dalis jau plaukelių būna užpešami. Tai aš dirbu kategoriškai tik su pincetu visus tos 12 metų. Taip, aš žinau, kaip daryti depiliaciją vašku, bet vašką aš galiu palikti ūseliam, kam neįauginėja plaukai kojoms, bikiniui ar kam tik tai patogu, bet antakių zonos aš neliečiu. Aš iš tikrųjų per tiek metų nesu susidūrus su nei vienu antakių įauginėjimo. Šiaip iš tikrųjų net nesu turėjusi klientės, kuriai įaugė, aš kažkaip net nepagalvojau apie tai, kad įaugti plaukai antakių zonai galėtų. Ir labai gerai įsižiūrėjo, kartais atrodo, kad yra juodas taškiukas. Tai tas juodas taškiukas dažniausiai pakrutinus pasirodo, kad ten yra įaugęs plaukas. Ir va būtent sausiaodėm, tom, kurių storas epidermis, tarp kitko, Vilmos reikėtų apžiūrėti antakius. Jeigu storesnis epidermis greičiau dažas. Man šiaip vaškas patinka, aš pati tai šiaip dirbu su vašku, man patinka jo užbaigtumas, švarumo tas momentas, nes jisai kartu išrauna ne tik tuos ataugusius nepageidavimus, bet jisai rauna ir visus gyvaplaukius, kurių labai dauguma. Nulupa, nes moteris jų nenori kažkaip linkusios jų atsikratyti, tik tai tiek, kad aš turiu irgi tokią nuomonę, kada jį atlikti ir kada jo netlikti. Aš, pavyzdžiui, neatlieku, kai yra odos perteklius, vyresnio amžiaus moterim dažnai neatlieku, kad netampyti odos, kad papildomai neužgauti ar kažkaip kitaip nesužeisti, nes kai yra odos perteklius ir tas vaškas, jisai subėga ne taip, kaip jis turėtų ant stangrios odos, jisai patenka ir ne ten, kuriem reikia ir tiesiog žalą palieka didesnė. Tiek ir nuo odos labai priklauso, pavyzdžiui, tikrai tom ploniaodėm, tokiom visai jautrom mergaitėm, šviesiom, ta jo reakcija, jinai tokia, ryškesnė būna, vis tiek ir paraudimas didesnis ir viską, bet mano klienčių tarpe, tai aš jau kai išsitraukiu vašką, šitą pincetą, pabaigti procedūrą, tai prasideda, prašau, maldauju, tik ne su pincetu, kaip skauda, ir aš pati žinau, man jeigu reikia ištraukti išsitraukti savo nors vieną plaukelį su pincetu, tai aš išsitraukiu tą plauką ir 3 ratus aplink kambarį apeinu, kaip man skauda. Tiesiog nesuvaidinant, niekiek neperdėdu, vienas plaukas, 2 ratai aplink kambarį. Ir taip užtrunka kaip pusę valandos, jeigu man reikia išsipešiuoti, man čia taip skauda šitą zoną, jinai tikrai tokia jautri yra. Labai jautri, taip. Tik tai gal atbunka paskui tie pripratę. Ne, skauda, tai aš manau, kad kiekvienai skauda, aišku, galima naudoti ten tos specialius serumus, kurie kažkiek paduoda tą komfortą, bet faktas, kad skauda tikrai labiau. Ir vėlgi, aš sakau, yra labai gerai, kad yra skirtingai dirbančių meistrų. Dėl to gali žmogus pasirinkti, klientas tiesiog renkasi meistrą, kuris jam yra tinkamesnis. Be abejo. Jo, tai aš turiu tą kategorišką nuomonę, bet aš priimu ir kitokią nuomonę, nes viskas yra gerai, tu dirbi su vašku. Tai kategoriška realiai tol, kol tu su jie dirbi. Tiesiog tu savo esi kategoriškai nusistačius, kad tu nedarysi taip, kaip, tau atrodo, kad Taip, sakau, aš galiu ūselius nuplėšti su vašku, bet tikrai nedaugiau. Bet su pincetu tai yra šiek tiek ir ilgiau laiko užima, ar ne? Taip, tai užima daugiau laiko. Faktas, vaškas greita, patogu, paprasta, bet... O kaip su gyvaplaukiais?
Aš tikrai padarau pakankamai švarią korekciją, nu turbūt mano klientės nei viena nepasiskūstų, nes tikrai yra tokių klienčių, kurios turi tą gyvaplaukį, jo daug yra. Bet įgudus tikrai galima su pincetu labai neblogai dirbti. Aš ir mokymus, kai vedu, irgi būna merginom sakau, kad jūs treniruokitės, nežinau, ant rankos, ant kojos, ant vyro, nu, vyras gal ne pats geriausias, bet artimiausias po ranką. Aš viską esu padarius, viską, ką pati darau, viską esu padarius. O, tai vyras vadinasi pakantus. Geras vyras jos. Kantrus. Kas jiem belieka, nu. Taip. O tai dabar, pavyzdžiui, aš visada būnu ir po vaško, ir po pinceto su tokiu rožiniu makiažu. Šiaip rinkoje turim dabar jau tikrai medžiagų, kurios ir numalšina raudonių. Tiesiog yra papildomai tepamas po visos procedūros, jeigu klientui reikia grįžti į darbą. Pavyzdžiui, ar ne, jeigu jis atėjo per pietų pertrauką pasidaryti, tai vis tiek vienom raudonis praeina ten po 5 minučių, kitom gali užtrukti iki valandos, kol jisai nuslūgs. Nu, kitom dar šiek tiek ilgiau. Tai jo, dabar tikrai tų priemonių yra visokių. Taip pat kaip ir vaškų, iš tikrųjų, aš irgi turiu pavyzdžiui ir tom jautriaodėm skirtą vašką, ir alergiškom odom skirtą vašką. Jie automatiškai, aišku, skiriasi tuo savo stiprumu, niekada nereikia tikėtis, kad alergiškiem arba jautriom odom bus atitinkamai. Taip pat dirbs tiek dažai, tiek vaškas, jie vis tiek visada būna silpnesni. Bent jau tiek, kiek man tekia išbandyti, bet jeigu reikia, nu, turėtų ką pasiūlyti klientui, realiai. Visada alternatyvą kažkokią turėti, išsiklausus. Nu, tai čia turbūt kaip ir visur, ne? Gerai, dar tu žiūrėk blakstienas prieaugini. O čia kokia karšta tema iš tikrųjų. Aš atsimenu, kaip jos atrodė. Ar ne visoms galima? Ne visom. Kaip yra, bet čia, nu vėlgi, negalima, kodėl? Dėl alergijos yra šiaip dažniausia tas esminis. Bet aš tikrai turiu ne vieną klientę, kuri turi alergiją. Bet jų neperkalbėsi ir kitaip nepaprotinsi. Jos nusprendė, kad jom jų reikia labiau, negu kad jom trukdo ta alergija. Tai irgi jos renkasi išgerti tabletę nuo alergijos prieš ateinant korekcijai arba priauginimui, tada gerti ją, pavyzdžiui, po atliekamos procedūros, bet vėl, nu, čia reikia suprasti, kad ta alergija, jinai turi būti minimali, tai labiau sudirgimas negu alergija, ne kažkokios rimtos reakcijos, kurios ten eina kvėpavimo takų, didžiųjų tinimų ir taip toliau. Tai gali būti akių paraudimas, voko paniežėjimas, gali būti ten papleiskanojimas akių. Tai kitais atvejais tai čia gali būti tas pats, kas ne tik alergija, bet tiesiog sudirgimas akių. Tai aš jau išsakau savo nuomonę, nerekomenduoju to atlikti, bet jau palieku jom rinktis, jeigu jos žino, kad jo, nu taip. Nu, blakstienos aplamai prieauginimas kelia priklausomybę. Taip. Tikrai taip. Ir džiaugiuosi, kad kelia. Bet šiaip iš tikrųjų tai yra labai fainas dalykas. Palengvina gyvenimą, atostogų. Žinai, gruodis yra mums visiems meistrams aiškus, ar ne, rugpjūtis toksai aiškus. Tai visada esi pasidaręs. Redi. Taip, magiškas žvilgsnis, ką sugeba Karolina padaryti, ir nėra šluotos, dar kas yra svarbu, nes tos tokios, kai sėdi už vairo blakstienos, jos yra gerai, gražus, scenai, taip, bet galvoju, mano darbe, sakykime, man jos būtų tikrai kančia, ne grožis, bet jau vargas. Aš žinokit, kai pradėjau dirbti prieš 8 metus dirbu su priauginimais, nuo jų ir pradėjau, antakiai jau paskui ten atsirado. Tai labai gerai atsimenu, kaip kolegės man sakydavo, nes aš dirbu tik su klasika. Aš griežtai nenorėjau, man buvo negražu ir aš nusprendžiau, kad aš nenoriu daryti
daryti tai, kas man, nu, tiesiog natūraliai yra negražu ir aš, nu, nenoriu su tuo dirbti. Ir atsimenu, kolegės dar labai sakydavo, nu, baigtų, tai kas pas tavęs, nu, niekas tos klasikos nesideda. Taigi visos vaikšto su volumu. Laikas buvo labai. Taip, buvo mada, buvo ir aš lygiai taip pat vaikščiau, ir mano draugės vaikščiojo, ir mano mama vaikščiojo, ir turbūt dauguma ten mes tuo metu vaikščiojom, ir tai buvo tiesiog toks laikotarpis, bet aš pasakiau, kad aš nenoriu ir aš sakau, aš manau, kad aš atrasiu savo klientą, kuriam nereikės. Ir, sakyčiau, daug metų užtruko, tikrai daugiau negu būčiau įprastai, pavyzdžiui, su Volumu pradėjus, kol įsivažiavau į tą darbą, bet ir paskui supratau tokį esminį, kad moteris neįsivaizdavo, kaip dar gali atrodyti priaugintos blakstienos, nes jos įsivaizdavo, kad vienintelis būdas jas priauginti ir yra kuokšteliais ir Volumu. Aš nesakau, to Volumo yra ir labai gražaus ir jį padaro visiškai taip pat natūraliai kaip ir klasika, čia nieko bendro neturi su meistrais ir čia yra dažniausia kliento jau pasirinkimas, kaip jis nori, kad jau tos akys atrodytų, bet sakau tikrai, kada uždėdavom moterim ir net vyresniom moterim, jos sakydavo, aš niekada gyvenime neįsivaizdavau, kad priaugintos blakstienos gali atrodyti taip natūraliai, kad man tiesiog nereikėtų dažytis tušu ryte. Ir man tada toks buvo, ne, tai vadinasi, jos neina ne dėl to, kad jom nereikia, jos nežino, kad tai egzistuoja apskritai. Ir tada daug toliau metam bėgant, tai tiesiog tapo, vėl grįžo į madą, kaip ir pradėjom nuo klasikos. Realiai. Tik tai tiek, kad visada norėjosi dar ir buvo biški pamesta jo tas, kas iš tikrųjų ir su klasika įvyksta, kai tu pripranti prie to vaizdo. Apetitas auga be valgo. Taip, ir tu pripranti kiekvieną rytą ir tau atrodo, Jėzus, dar aš čia turiu tas blakstienas ar ne, gal jau paprašysiu, kad ryškiau uždėtų. Čia tas pats su makiažu, tas pats su permanentu, su antakiais, su bet kuo, realiai tiesiog akis pripranta, norisi dar, gal dar biški. Tada jau turim tą variantą, bet ne, aš kažkaip taip ir išsilaikiau per tiek metų, kad nedarysiu, vat ir viskas iš principo. Dirbsiu tik su tuo, kuo tiki. Jo, ir tas, kas man gražu, kur aš tikrai padarau, žiūriu ir esu patenkinta tuo vaizdu, kur klientą išleidau. Ir kažkaip likau taip dirbti ir dabar tikrai turiu begalę tų klientų, kurios dirba ir aukštose pareigose ten, ar teisme, kur yra nerašytos taisyklės, kur niekur nepasakyta, kad tu negali atrodyti taip ir taip, ar negali ten lakuoti nagų, ar ten prisiauginti blakstienų, bet tai yra, nu, tiesiog etika tam tikra darbo ir jos sako, aš, nu, nebeįsivaizduoju gyvenimo tiesiog be to. Ir viskas, aš atsikeliu ir dar mes ir pasijuokėm, dažnai sako, Karolina, nu žinok, manęs klausia tos visos, kodėl man tokios blakstienos gražios, ką aš darau, gal aš čia kokį serumą tepu ar ką nors, tu žinok, aš galėčiau pasakyti, kad jos priaugintos, bet aš nesakau. Na tai va, tai. O man tai čia irgi pats geriausias komplimentas, kada žmogus žiūrėdamas į kito akis nesupranta, kad tai yra priaugintos blakstienos, mato visumą, mato, kad tai yra gražu ir tiek. Ir daugiau nežino, kas po to slypi. O kažkokie serumai iš tikrųjų, tu užkalbėjai apie serumus antakiams, blakstienoms, ką jūs rekomenduojat, ką nors klientams? Ir būtina netgi. Aš nežinau, ar tu atlieki laminavimą, ar tik tai. Darau. Jo, bet su serumais yra vienas labai svarbus momentas. Dabar čia matai turbūt tas visas diskusijas. Jeigu serumas, kalbant apie augimą, jeigu jis veiks, dažniausiai jisai bus pagamintas hormonų pagrindu. Taip. Ir tas hormonas atrodo, Dieve, tai kas čia tokio, bet iš tikrųjų tas hormonas veiks sistemiškai visą kūną. Buvo mano viena klientė, kur sakė, nesvaik, viskas čia bus man gerai, aš čia tepuosi tuo serumu ir man viskas čia normaliai būna. Po mėnesio laiko jinai man rašo, sako, žinai, sako, galvoju, iš kur tie spuogai pas mane, sako, ant smakro. Sako, tai bert pradėjo. Ir man sako, tavo tas toksai, sako, skeptiškumas, kaip tu man sakai, pamatysi, šitas serumas nebus gerai. Jo, ir sako, iš tikrųjų, aš sako, jį nutraukiau ir po mėnesio laiko mano susitvarkė tie visi reikalai. Reikia labai atskirti, aš bent jau, kai klientėms sakau, jeigu turim problemą, ten, pavyzdžiui, žiūrėtėjimo ar kažką galima bandyti, jeigu jos nori, jeigu jom yra svarbiau užauginti.
Tai tikrai aš turiu ir savo tarpę, kurios bandė ir tos populiariuosius visokius tos serumus, į kuriuos įeina tie hormoniniai. Jie tikrai padaro savo darbą, taip jie ataugina. Kokios to pasiekmės ne visada geros. Vienos gali nepajausti jokių, kitom buvo tokių atvejų, kad net vidinėje voko dalyje pradėjo augti plaukeliai. Taip. Nes tu reikia suprast, kad jisai veikia ne tik ten, kur tu įtiesiai patepsis, vis tiek patenka per odą. Geriasi. Niekas tavęs negarantuos, kur ir kaip tau tas serumas pradės veikti. Aš girdėjau net, kad menstruacijos dingsta moteriai. Tiesiog nuo paprasčiausio atrodo tokio nekalto dalyko. Nes jeigu tai būtų tik vienas dalykas, ką mes naudojame, ne, bet tai žiūrim visą gyvenimą, ne, savo kasdienybę. Vaistai, maistas, kažkokie papildai, žalingi įpročiai, tada dar dadėkim serumus ir visą kitą ir mes tada jau tam kūne, žiūrėk, turim visą puokštę tos medžiagos, kurios mums nereikia, užtat taip ir gaunasi. Ir paskui kaspinėlis ant viršaus, ar ne? Taip, švidinio. Taip. Bet yra tų serumų paprastų, kurie tiesiog, aš tai kaip sakau, mums, pavyzdžiui, tai tiesiog reikia atskirti, kam mes puoselėjantis serumas. Jo, jisai, aišku, nepadarys stebuklo, jisai neužaugins blakstienų, nepadarys jų ten kažkokių visiškai genetiškai neatitinkančių mūsų to genofondo, bet jisai visą laiką pastiprins ir padės išsaugoti tai, ką mes turim. Būtent, nes aš visada irgi paminiu, kad yra toks dalykas, jeigu, kad ir kas ką besakytų, procedūrų metu, jos vis tiek beveik visos yra paremtos cheminiu pagrindu, kad ir kaip bebūtų, kad ir kas ką reklamuotų ar sakytų, kad čia mes ir primaitinsim ir pirmiausia. Natūralaus laminavimo nėra. Ir reikia tai suprasti, ir jeigu mes nieko nedarysim, o procedūrą kartosim kiekvieną mėnesį, ar ten kas 2, nesvarbu, vis tiek ateis ta diena, kada mes pamatysim suprastėjimą. Ir tai bus visiškai ne meistro kaltė, nebent tai bus neiškomunikuota ir tiesiog nepranešta klientui, kad jis turi lygiai taip pat namuose atlikti savo namų darbus, jeigu jis nori turėti gražius, sveikus antakius. Bet yra išeitis, aš jau mačiau internete, kokio grožio antakiai iki čia. Visokių spalvų. Priauginti, įauginti, kažkaip įsodina į odą. Nematyt? Tai mačiau, čiagi tas pats, kas transplantacija, kur daro. Ir tarp kitko, aš netgi žinau jau keletą moterų ir labai gražių moterų Lietuvoje, kurios yra pasidariusios tą procedūrą. Ir aišku, jie sako, tokie kitokie užauga tie plaukeliai, jie kietesni. Jie užauga. Nepaklusnus, bet jeigu turim rimtą problemą, o moteriai antakiai, tikrai labai svarbu, kaip ir Vilma pradžioje sakė. Rėmelis veido, tai ką daryti? Aš irgi turbūt bandyčiau. Tas plaukas, aišku, jisai anomališkai auga, dar reikia nepamiršti šitą dalyką. Vėl, čia kaip pažiūrėsi, jeigu jau yra tikrai didelė problema, tai tada greičiausiai, kad čia yra išeitis turbūt vienintelė. Ne, tai, žinai, vien tik tai, sakykime, padaryti ilgalaikį tik ant odos ir visai nėra plaukelių, tai jau irgi, žinai, ką. Turėjomgi tą techniką, irgi buvo laikas, kada buvo populiari, ne ta plaukelio. Taip, galima išpiešti plaukelius, dabar beje pareina jau įsivaizduoti, nes buvo tas mikrobleidingas, tai kur peiliuku įpjauna plaukelį, dabar jau aparatinė technika plaukelis piešia. Kuri bus vėl žymiai švelnesnė ir dailesnė. Netraumuos odos. Jo, labai viskas šiaip gerai buvo ir su to mikrobleidingu, bet labai sudėtinga buvo atrasti meistrą, kuris padarytų gerai ir neliktų randelių, nes net ir... Bet jis toks yra aštrus, toks aštrokas tas plaukelis, buvo aš dabar žiūrėjau, kaip aš... Taip, savo. Nevilioju. Jau manęs nebevilioju, toks reikalas. Jo, tai va dabar būtent aparatų tuo pačiu, kuriuo daroma šešėlis, jau pradeda daryti plaukelinės tas technikas, jau stebiu, kad populiarėja po truputį ir pas mus čia Lietuvoje įsiveža ir galbūt tai bus stiprus konkurentas tam šešėliniam. Labai gerai ir labai gražu, nes aš tai labai dažnai pagalvoju net ir apie sergančių žmonės, ypatingai moteris sergančias, tarkim, net ir vėžių, kurios netenka savo tų plaukų, kas moteriai yra, čia tikrai yra labai sudėtinga.
turbūt toj fazėje būti, tai aš manau, kad tikrai ne viena norės pasimėginti. Net ir ne tik moterys, daro ir vyrai, kurie serga tą pačią alopecija, tikrai darosi antakius. Netgi buvo čia vienas momentas, kad darėsi galvos plaukų tą linijos. Mačiau, tarp kitko. Nu, šiaip ganėtinai skeptiškai žiūriu, nes vis tiek oda yra gyvas organas ir faktas, kad tas pigmentas, nebus jis taip taškelis ir taškelis jis pamigruos, kažkiek pabėgs, bet, tokių visokių šiaip ir vyrai darosi tos dalykus. Ir labai gerai, kad vyrai vėlgi darosi. Aš irgi už, nes jie taip pat nori būti gražus, jie taip pat nori būti patrauklus. Jie taip pat nori būti kaip ir mes, parodyti save. Tai yra ir žinot, tarp kitko, dar turbūt kokie metai atgal, aš šnekėjau su tokiu pažįstamu ir apie plaukus kažkaip išėjo kalba. Aš taip niekada gyvenime nebuvau pagalvojęs, kad vyram irgi rūpi tie plaukai, ne? Turim netgi, pavyzdžiui, tą išretėjimą, ar ne? Dažnas atvejus, čia vyrams genetiškai ir taip toliau. Aš visada galvoju, bliam, tai ko jie nepaima, nenusiskuto tos galvos ir ramu, ir nesimatys, ne, ten tų išpleikimo. Ir kažkada būtent tą temą turėjau tokią diskusiją ir jis sako, man žiauriai kerto per pasitikėjimą savim, per šiaip psichologinę būklę ir sako, aš kiekvieną rytą atsikeldamas eidavau prie veidrodžių ir tikrindavau, kurioj dabar vietoje yra ta mano augimo linija, nes jinai tiesiog tolo ir jis sako, aš išnaudočiau bet kokią alternatyvą, kad man tiesiog tai pasitaisytų. Ir dabar aš manau, kad jau ateina tas laikas, kur jie ir pradeda naudotis, pradeda ir atauginėjimo, ar ne tos plaukų transplantacijos, ar ne. Nordic klinika, taip, čia yra jie taip pat daro. Labai daug kas daro. Iš tikrųjų, tai labai labai faina, kad jie nori būti su tais plaukais. Aš tai užgyvenam vieną kartą, kodėl reikėtų ten save erzinti ir kažkaip. Manau, kad čia kažką labai ir pažeidžia, tas plauko įsodinimas, atsodinimas. Man atrodo, žinokit, kad žalą didesnė gal palieka būklė, kurioje tu gyveni, kai netenki tų plaukų, negu tam tikros procedūros, nes psichologiškai tai ten tikrai, aš manau, kad daug nervų kainuoja. O mes žinom, kad nervai sukelia pačias baisiausias ligas. Visos ligos, kaip sako, tai nuo nervų. Ir plikimas nuo nervų. Tai va, čia gal užburtas ratas. Taip. Aš tai apskritai esu realiai už visas procedūras, tiek apie moteris, tiek apie vyrus kalbant. Jeigu taip, tik man visada toksai balansas norisi, kad būtų. Dėl manęs tai tegul visi darosi viską, tiesiog nepraranda sveiko proto. Ir dabar aš žiūriu iš tą naują madą tokią ateinančią, tos moteris jos viską darosi, bet jos viską daro taip švelniai, taip gražiai, taip estetiškai, taip nepastebimai. O anksčiau pas mus buvo toks, žinai, jeigu jau moku pinigus, tai man maksimumą varyk. Aš noriu, kad visi matytų, kad tu priaugintų blakstienų, jeigu niekas jų nematys. Jeigu niekas nematys, ne, jeigu ten krūtinė tobulinusi, tai davai varom ten jau, kad visi pastebėtų. Jeigu ten lūpas koreguoju, tai irgi varom hebra maksimumą darom. O dabar visos darosi viską tą patį, tik tai tiek saiku, atėjo saikas. Labai gerai, nes iš tikrųjų tas, kai jau buvo per daug, tai jau taip. Skonio reikalas, jo neginčijama, bet aš irgi galvoju, aš manau, kad čia net ir su sveikata susiję, vis tiek, ko mes daugiau ten tą organizmą apkraunam, ko mes daugiau visko į jį. Nuo genetikos tiesiog pabėgam. Tai man atrodo, kad vis tiek ir tos procedūros jos sudėtingėja, ko tu nori daugiau, tai tu automatiškai ir po riziką didesnę eini, aš taip galvoju bent jau. Man labai dabar dar kartais pamatai gatvėje merginas, moteris su tokiais, aš juos vadinu apuoko antakiais. Tokie jie visi taip tukšti į viršų. Čia dabar jau taip madinga skaitosi, ar čia biškiai atsilieku gal? Kas čia būna, kas čia yra? Ten kas yra? Praeina jau gal tas, čia laminavimas greičiausiai ne visai pavykęs. Arba fiksavimo priemonės namuose šiek tiek perspausta. Gal pavykęs, tik tai tiek, kad labai yra bandos jausmas pas mus toks dalykas.
Ne tik Lietuvoje, visur turbūt. Jeigu atsirado kažkokia mada, tai bus žmonės, kurie nepaisant to tinka jų veidui, netinka, jie norės to, ką matė ten, kad kažkokia žvaigždė pasidarė. Gal manekenė kokią nors susilaminavo, gal ten dar kas nors pasidarė ir tada automatiškai. Arba iš vis tiesiog išgirdo, kad reikia antakių šukuoti viršų ir nesupranta, kad jie gali būti sušukuoti švelniai į viršų, o šukuoja juos 90 laipsnių kampu. Ir šiaip daug kas galvoja, aš nežinau, turbūt ir tavo klientės klausia, kad jeigu sulaminuosim, tai jie man čia taip ir liks. Jo. Nes tiesiog trūksta informacijos, kad čia nėra kas yra tas laminavimas. Amžina, jo, kas apskritai yra tas laminavimas, nes jom atrodo, kad jeigu mes taip sušukuosim, nu tai jie taip ir turi būti. Ir jos tada automatiškai namuose, aš galvoju, jeigu jom nepaaiškina meistras, kaip su jais elgtis, ką su jais galima daryti, tai gal jos grįžę įsivaizduoja, kad jos ir privalo juos taip šukuoti. Bet čia, visai nesmė, jos gali daryti, ką tik tai nori, kokią nori. Aplamai, kas yra tas antakių laminavimas, nes blakstienų laminavimas, tai viskas yra labai aišku. Atsiranda forma, atsiranda spalva, atsiranda linkis tiesiog ir viskas sutvarkoma. O antakių laminavimas tai yra procedūra, kurios metu aš liaudiškai mėgstu klientėms paaiškinti, jeigu, tarkim, laminavimas būtų labai stipriai padarytas, tai mes turim spagečius nevirtus, ar ne, ir mes juos išverdom. Tai va čia yra laminavimas. Jo, tai mes turim virtą spagetį, jeigu tai yra stiprus laminavimas. Aišku, laminuoti galime ir švelniai, kad tiesiog tas plaukas suminkštėtų, taptų paslankus ir paklusnus. Jo, ir tada mes jį galėsim pašukuoti, pakreipti tą kryptim, kuria bus patogu. Mes tiesiog procedūros metu suteikiam tam antakiui judėjimo galimybę. Plastiškumas. Plastiškumą. Tai vadinasi, labai dažnai, pavyzdžiui, kaip antakiai auga į apačią pas kitas, tiesiog natūraliai. Arba kampus labai dažnai moteris numiega, ne, vat vieną ar kitą, jie tiesiog pradeda išsiskirti augimo kryptis. Nu, tai vat laminavimas gali tau ne tik tai būti kažkokia ten grožio procedūra, jis gali gelbėti ir apskritai rutinai kiekvieną dieną padėti tau praplatinti vizualiai antakį pakėlus į priekį ir tiesiog sudėlioti jį tavo augimo kryptim taip, kaip jis kažkada augo. O dabar, pavyzdžiui, pasikeitė kažkas. Arba norisi, kad jis augtų, bet vėlgi, jeigu fiziologiškai auga antakį žemyn, mes negalim jo pakelti į viršų. Visiškai daryti to aštraus tokio kampo, nes jis tiesiog išlūžinės laikui. Išlūžinės ir atauginės tokiom varnelėm. Jo. Tai va, tai... Tokias būtų tada su tokiais visokiais gražiais išsikarpimais. Tokiais, jo, mes turėjom plauką, kuris augo žemyn ir tada mes jį užkėlėme į viršų nuo šaknies ir jis auga. O, kas nuvėlės. Toksai, jo. Jo, kas nulūžta, kas auga, kam pasiseka. Bet tai žiūrėkit, apsauga nuo sniego. Kodėl? Jūs tą ir pamatot turbūt dažniausia, kad būna žmonės net nežino iš tikrųjų, ko patys nori, dažnai būna, kad pasitikė 100% meistru arba būna atvirkščiai, visiškai neklauso meistro rekomendacijų ir pačios geriausiai žino, kaip to nori. Ir va tada atsitinka tie, kaip jūs sakėt, kokie ten tie apoko antakiai arba visokie kitokie, nes tiesiog žmonės galvoja, kad jiem taip reikia, kad taip yra gražiau, kad taip yra madingiau. Čia dabar tai tiesiog pajokavom tą formą, bet tų formų tai ten begalės yra, kaip tu gali nešiot. Ir mūsų akis kartais tai išlavinta, tai jinai net mato, kaip žmogui atrodytų gražiau, tu matai, kad jo veido bruožai sušvelnėtų, arba net galėtum vizualiai pakelti jam vokus, ar ne, akis truputį atverti, bet jis griežtai to nenori, jis yra nepratęs prie tokios formos ir jisai nori turėti tą formą. Bet aplamai tada reikia išsiaiškinti pirmiausia, kokia yra antakio funkcija estetinė veide. Tai antakio funkcija estetinė yra tiesiog suteikti veido bruožams harmoniją, tiesiog suteikti veidui harmoniją. Ir jeigu mes turėsim tuos tokius apoko antakius arba varnos antakius, ten tų visokių liaudiškai. Kregždės sparnas, žuvėdros sparnas, kaip be pavadinsi. Jo, tai tiesiog visą laiką nebesuteiksiu tos harmonijos. Čia kaip ir... Ir iš to kyla šitą naują, ką dabar žmonės daro, tą vadinamą ombre. Ne? Nes ir permanentą atliekant jau dabar daro būtina, jau ne tik, kad daro, bet jinai tiesiog būtina, kad nepykdyti, nes žmonės dažniausiai čia, kai užtamsinam, tai jie piktesni atrodo, senesni ir kitokie, visokie kitokie. Jo, priekiu jau dabar niekas neberyškina. Bet aš mačiau vėl interneto platybėse
labai tokie ryškus, lygus, be jokio linkio. Tiesus. Nu, tiesus antakiai. Tai čia vėl dabar jau kliksmas mados, ar čia tiesiog... Manau, yra... kad praėjęs jau. Manau, kad jau praėjęs, nes buvo momentas, kai čia visus norėjo tų tokių patemtų, liftinguotų antakių vaizdo. Nu, aš dabar visai neseniai čia. Prieš keletą dienų vėl pastebėjau, aišku, tai yra kitose šalyse, dar ne pas mus, bet, nu, vaizdelis, jisai toksai juodas tas antakis, jisai toksai... Jūs turbūt kalbat ir tuos galiukus dabar, ar ne, kur nuskuta. Mačiau, aš irgi, aš tai galvoju, kad čia to vėlgi to liftingo turbūt. Siekiamybė. Dabar yra tokia laisvė visame kame turbūt, ar ne, pasižiūrėkit, rengiasi žmogus taip, kaip nori, dažo plaukus tokią spalvą, kokią nori. Nu, prieš 10 metų, jeigu mes būtumėm pamatę moterį su žaliais plaukais. Keisčiau būtų buvę, gal pavadinkim, negu dabar, kad taip. Na taip, mane prieš 40 metų buvau nusidažius žydrą spalvą. Vos neišmetė iš mokyklos kirpėjų, nes man gavosi cheminė reakcija tokia, aš išbandžiau ant savo galvos ir taip man buvo pasakyta, tu nori, kad tave išmestum greitai tėvus į mokyklą, greitai, kas čia dabar, kriminalas. Aš kirpėjų mokykloje mokiausi, tai aš sakiau, gal tada pabandom pasikviesti klientę ir aš ant jos pabandysiu tą padaryti. Tai tais laikais tai aišku, kad tai būtų buvę ne kažką. Tai tas skirtumas tikrai yra labai didelis, kas liečia spalvas. Bet, sakykime, vis tiek yra tas, kas mūsų akiai priimtina, kas atrodo natūraliau, visada atrodo gražiau. Bent jau man. Nežinau, aišku, kiti sakys ne, bet man tai visada yra gražesnis vaizdas, kai kuo mes natūraliau. Klasika, jo, ta klasika jį nemiršta turbūt. Tai čia ir su tais antakiais. Tos laisvės yra dabar labai daug. Realiai neatrodys kažkaip, turbūt niekas neužbadys pirštais ir iš mokyklos neišmes už tai, kad jie bus tiesus, už tai, kad jie bus lenkti, už tai, kad jie bus per pusę kaktos sulaminuoti. Tai tiesiog tos formos dabar yra labai daug laisvės, bet, nu, vėlgi visą laiką atsižvelgiam į tai, kas tinka žmogui ir kas atrodys galbūt juokingai po 5 metų. Neštabeliuoti to pačio kažkokio trendo ant visų žmonių, nepaisant jo bruožų. Aš tai gal va taip sakyčiau, ne kiekvienam tinka, ne kiekvienam reikia atsižvelgti kiekvieną individualiai ir aš manau, tas klientas, jis finale vis tiek bus labiau patenkintas, gal jis iš pradžių nepamatys tavo vizijos, jis neturi gal tokios fantazijos, kaip mes turime, mes jau iškart žinom, kaip gali būti gražiai, kaip atrodys, jis to neįsivaizduoja, tai, bet kai gaus tokį rezultatą, tai jie tikrai dažniausiai, aš manau, visi supranta, kas jų veideva, kaip ir tu sakai, hormonija, ne, ta visa, tai jam automatiškai gal neturės to antakių, su kuriais atėjo, kad įsivaizdavo, bet jis pamatys tą hormoniją, tą tokią gražų vaizdą. Kad tie antakiai tiesiog tinka prie to veido. O ne iš paveiksliuko ten kažkur išimti. Nors visais laikais tų žmonių crazy buvo, man ir jie iš tikrųjų patinka ir aš tai... Bet tai turbūt visuma, stilius jau esmė, gyvenime, žinai, tas balansas. Mano mama, atsimenu, jaunystėje, aš dar pradinėse klasėse būdavau, jinai labai irgi mėgdavo. Tai jinai su oranžiniais plaukais, tai jinai su geltonais, tai jinai ežiukų čia nusikirpo, pasistatė visus. Tai ir klasės nuotraukos ten, kur yra visos sėdi kaip moteris, ta viena kaip ankės oranžiniais plaukai. Galia stalo šviečiant, bet jai žiauriai tiko. Jos tokia asmenybė buvo, jinai, garsi tokia visa ir, man, aš neįsivaizdavau jos tuo momentu su kitokiais plaukais. Ir jokios klasikos man jai ten iš vis net nesinorėjo, nei trūko. Tai ne kiekvienam ir ta klasika tinka. Taip, kitas su ta klasika, jisai netgi, pasakysim, taip, pasensta 10 metų. Kitam būtent reikia crazy, kad jisai atrodytų geriau. Tai vėlgi čia individualumas. Vilma irgi labai mėgsta spalvas ir dažyti ir ko jinai ten tik tai neprigalvoja. Tai aš jau savo nekeičiu tiek dažnai kaip kitus. Ne, savo tai ne, bet klientam. Vilma visada už pokyčius. Taip. Kažką nukirpt, kažką priaugint, kažką nudažyt, kažką sugarbanot. Taip, ateina su mintim, kad išeis tiesiais plaukais, bet išeina dažnai su garbanotais, su cheminiu. Netgi taip. Net ir taip.
Tai kitą kartą jau sako klientės, daryk, ką nori, ar ne? Aš tai irgi perkalbu. Tikrai būna atveju, kada perkalbu, jeigu matau, kad mano akim, kad atrodytų kitaip gražiau, būna tikrai, kad perkalbu ir dar nesu turėjus tokio, kad būtų kažkoks nesusipratimas, ar niekada nesavivaliauju, ne. Labiau gal neperkalbi, bet patari. Jo, patari. toksai, Nes kad- aš visą laiką pasakau, kad iš savo pusės, aišku, pirmiausia, išklausai klientą, Taip, ko jis taip. nori, tada pasakai, ką tu matai kaip meistras, nes vis tiek turi parodyti, kad Taip, tu taip. žinai, ką tu veiki ir kad tu neatėjai iš gatvės ir tiesiog nepradėjai tiesiog ant tokių dažyti. Sveiki, aš šiandien bus jūsų meistras. Jo, tai visą laiką pasakai tos dalykus, bet jo, faktas, kad klientas jis bus teisus. Nu, tiesiog. gerai, dabar žiūrėkit, o kaip moterims suprasti, kokią formą joms tinka? Bet kaip jį dabar pačiai suvokti? Ar čia man ta krekždį, ar čia barnas, ar čia apmokas? Nueiti pas specialistą ir su juo pasikalbėti, nes iš tikrųjų tam kiekvienam veidui tik skirtingi antakiai. Faktas, kad tam tikros gairės yra ir faktas, kad prie stiliaus mes priderinsim tuos antakius, bet aplamai tai nėra taip, kad kažkam tiktų kažkokios va tokios drastiškos formos. Jo, vis tiek yra tam tikros gairės. Tai aš kaip visą laiką akcentuoju tai, kad antakį sudaro dvi geometrinės figūros - stačiakampis ir trikampis. Tai stačiakampis yra nuo antakio priekio, tas kūnas vadinamas, iki antakio aukščiausio taško ir antakio galiukas yra trikampis. Aišku, tai neturi būti aiškiai matomos dvi. Dažnai tik dar įsivaizduot. matosi, vat, vėlgi interneto platybėse, Instagramas, Facebookas ir ten visi kiti, bet būtent trikampis. Jeigu trikampis, tai trikampis, stačiakampis, tai stačiakampis. Ne, jos turi būti, aišku, kad gerokai apvalintos formos, bet kad žmogui įsivaizduoti, tiesiog moteriai įsivaizduoti, kaip turėtų atrodyti antakis, tai yra dvi geometrinės figūros - stačiakampis ir trikampis. Pirmiausia, mes turim išvelgti tas dvi figūras ir jeigu jų nėra, dažniausiai nėra ir harmonijos. Jo. Faktas, kad antakis šiek tiek gali būti palenktas labiau, jeigu yra užkritęs vokas, antakis gali būti šiek tiek tiesesnis, jeigu yra pailgas veidas. Daug yra taisyklių, kurios gali padėti tiesiog. Ir va čia būtent yra toks labai fainas skirtumas. Aš kaip, pavyzdžiui, kai turiu klienčių, kuriam tikrai rekomenduoju atlikti permanentinį makiažą jau, nes yra su dažais, būkim biedni, bet teisingi, jeigu ir matysim, ką galim padaryti, mes negalim nei pridėti, nei pripiešti. Yra natūraliai moterų, kurios neturi va šito kampučio to vadinamo. Ir tu nieko nepadarysi, jis laikysis dažais jai savaitę. Paskui liks tik tai dažytas plaukelis ir tos formos nebebus. Tada aš visada rekomenduoju atlikti permanentinį makiažą. Kodėl mes nesam konkurentės, ne dėl to, kad mes vis tiek nei viena, nei kita neprarandam kliento. Atlikus permanentinį makiažą, tu vis tiek privalai dažyti plaukelį. Dažyti, koreguoti, kad nes jisai nušviesės, jisai skirsis nuo to pagrindo mūsų ir taip toliau. Tai čia dirbam ranka rankan, kaip aš sakau, jeigu neturi duomenų, va to įsiklingo antakio, kuris natūraliai pas tave auga, tau visada padės permanentą sugrąžinti tas formas. Jeigu tu turi, tau užteks tik tai padailinti ar nenueiti atlikti dažymą ir prašau, tu mėnesį laiko vaikštai su taisyklingais gražiais antakiais. Tai va taip, va visos ir realiai va taip ir bendradarbiaujam gražiai. Nors yra šiaip tas mitas, ypatingai tarp vyresnių moterų pastebėjau, kad jeigu jau aš pasidariau ilgalaikį, jeigu aš pasidariau tą permanentinį makiažą, tai, tai viskas. Nebereikia nieko. Tai man ką čia, nesvarbu, kad čia auga per pusę kaktos plaukai, arba kad jie yra žili. Na, būtent žili. Labai dažnai reikia dažyti. Norint, kad ir tas permanentas atrodytų gaiviai, gražiai, šviežiai, tai vis tiekgi turim ir pešioti, ir vaškuoti, ar ten dažyti, norint, kad jisai atrodytų tvarkingai. Mums čia tik duoda tokią gairę. Kad atsirastų ta harmonija, jo, vat būtent. O priežiūra jinai vis tiek ir toliau išlieka reikalinga. Žodžiu, nuo mūsų nepabėgsit. Jo, labai dažnai tą pabrėžia moteriams ir būna tokių, kurios sako,
o tai ką man iš viso? Ką čia dažyta? O tai kam ta man procedūra, jeigu aš čia vis tiek, ta prasme, man reikės dabar eiti kas tą mėnesį, kaip ėjau ir viskas. Tai ne, tai yra procedūra, kuri atstoja tą kasdienį makiažą. Vat, toms, kurios nemoka pasidažyti, ar ne. Tai ta procedūra yra labai gera, bet tiesiog vėlgi ją reikia prižiūrėti toliau tą antakio formą ir tą spalvą. O ir šiaip, aš, pavyzdžiui, nors ir pati dirbu tą darbą, aš visiškai nejaučiu malonumo dažyti savo antakių. Tikrai. Aš nežinau, ar tai susijęs su to, kad mes dirbam, va kaip ir prieš tai kalbėjom, kad va ir namiškiam nebenorim daryti ir nieko, nes mes jau atidirbam čia visą dieną. Bet man tiesiog, aš geriau jau nudažysiu 3 klientėm antakius, negu savo nusidažysiu. Man čia jau gaunasi darbas, aš turiu tam prisiversti, man niekada nesigauna taip gražiai, kaip man gaunasi klientėm padaryti savo ir aš nejaučiu tokio malonumo. Tai aš, pavyzdžiui, net ir kaip kitos sako, tai tu turi visas galimybės, dirbi tą darbą, tai kodėl tu tau nesidažai to antakių? Nes nenoriu. Ne, ir abi rankos kairės. Tai ir tiesiog aš nenoriu to daryti. Sau yra daug sunkiau pasidaryti, aš pamenu irgi dar makiažo paskaitos man vyko kosmetologija, kai mokiausi. Ir netėjo modelis mano. Ir aš sakau, tai nieko, aš save pasidažysiu. Sako, bandyk. Nes sako, save yra daug sunkiau. Sunkiau. Tau viską yra sunkiau. Mes net nematom iš to rakurso tokio gero, neturim periferinio vaizdo. Jo, čia tu vis tiek žiūri per kažkurį kampą ten, iš arčiau, iš toliau bendro. Su savim, tai aš, kadangi aš nelabai turiu pasirinkimą, nes su alergiškais žmonėm ne visi dirba, aš pati turiu labai stiprią alergiją antakių dažams, tai aš dažausi pati savo. Bet su savim, kas yra labai svarbu, visą laiką pažiūrėti į save su nupiešta forma į didelį veidrodį iš tolo. Kad bendrą vaizdą matytum. Kad matytum vaizdą, nes jeigu žiūrėsi į tą veidrodėlį, kaip kad mes dažniausiai žiūrim. Iš arčiau, jo, tai mes nematysim nei formos, nei nieko. Supratau. Nėra taip paprasta čia viskas. Nešuns pypas. Nes aš vėlgi, dėl ko taip pasakiau, kad savo pasidaryti abi rankos kairės, vien tik tai plaukus susitvarkyti, pačiai nusidažyti, nusikirpti, abi rankos tikrai kairės ir yra sudėtinga, tai lygiai tas pats ir čia. Makiažą pasidaryti, antakius nusipiešti. Antakius labai moku savo nusipiešti. Mes moteris viską nusivalau viską, nes už tai, kad būna, tikrai geriau nieko, ar ne? Geriau nieko. Aš visiems sakau, tada galima vazelinų šiek tiek. Jie blizgės ir bus gerai, bet jau tik tai nebelenkai. Ne, tai mes moteris linkusios, mes viską galim, viską mokam, visur pataupyti galim, antakius pati nusidažysiu, plaukus pati nusidažysiu, o paskui išleidžiam 3, kad viską susitvarkytumėm. Čia toks, aišku, tikrai yra tokių, kurios ten sugeba, nieko nesakau, yra tokių žmonių, kur tikrai viską tose namuose pasidaro ir net nesilanko. Bet aš tik kažkaip už, kad kiekvienas atliktų savo darbą, ką jis moka geriausiai. Vien tas, kad pabūti pas meistrą, ar ne, atsipalaidavimą, pailsėti, tai yra viena iš relakso tokių formų. Terapija, literaliai terapija. Ir tiesiog. Aš pati laukiu, pavyzdžiui, kada eisiu kokiu nors procedūru, aš pati jomis visomis naudojusi, man fainai pakeisti aplinką, pačiai pabūt klientu, aš klausinėju, aš diskutuoju, man viskas yra įdomu ir net kai sukamės tam pačiam visos, taigi vis tiek daug maž apie visas rytis irgi žinom. Aš, tarkim, nedarau permanento, bet kažką apie jį žinau, kažkas nedaro priauginimo, bet irgi kažką apie jį žino, nes jau tiesiog neišvengiama. Bet aš, kad ir dabar važiavau darytis permanento, man buvo labai įdomu, kad man vėl iš naujo tas žmogus, kuris man atlieka tą procedūrą, paaiškintų taip, kaip jis tai supranta, taip, kaip jam atrodo, ką jisai galvoja ir taip toliau, o ne, kad aš pasidarysiu ir paskui internete paskaitysiu. Vėlgi teorinė medžiaga yra pas kiekvieną skirtinga. Čia kaip būna su ta procedūrinė priežiūra, man klientė sako, o mano draugai tai kitaip liepia. Sakau taip, bet tiesiog tai yra pas kiekvieną skirtingą teoriją. Aš matau tai, kas pasiteisino man, dėl to aš prašysiu prižiūrėti tos antakius taip ir taip, bent tą gydymo proceso laikotarpį, tarkim. Tai vėlgi,
Kitos dar dadeda ten atsargumo priemonių visokių, kur kitom būna keista, va to man anksčiau nesakė, kad va reikėtų to ir to. Galbūt, gal tai ir nėra privaloma, bet o gal pamiršo paminėti, o gal tiesiog. O gal nežinojo netgi, taip vėlgi, nes viskas tobulėja. Gali būti tikrai. Iš tikrųjų viską sugaudyti, visą ten naujovės, kai dirbam po tiek valandų, ar ne, kiekvieną dieną, tai reikia turėti ir skirti laiko paskaityti. Pamirštam apie tai daryti, nes tu, kai jau įsisuki su normaliais klientais, ta prasme, normalia kasdienybė su klientais nuo ryto iki vakaro, tai tu automatiškai jau nebesidomi taip, kaip tu darai pačioj pradžiai, kol rinkaisi klientą, ne? Tai tu, aš, pavyzdžiui, niekada nesiginčiju su niekuo, dėl man visada įdomu išgirsti visokią informaciją, nes nebe visada turiu laiko tiesiog ją taip dažnai atnaujinti ar ten peržiūrėti viską, kad žinočiau ir teikčiau, kad aš žinau viską suprantu. Visko negali žinoti. Tikrai ne. Ne, žinotai visko misija neįmanoma, nes tu nueisi pas kiekvieną specialistą, sakykime, tu nueisi pas chemijos daktarą, jisai tau papasakos vieną, nueisi pas fiziką, jisai tau papasakos visai ką kitą, geometrijos mokytoja vėl papasakos viską tau visai kitaip. Nes už tai, kad visko susikrauti į savo galvą tiesiog negali, vienas dalykas, antras dalykas, tu tada jau neturėtum laiko dirbti. Aš net nemanau, ar net reikia. Šiaip aš galvoju, kad reikia ir galvoju ateityje pakviesim mes, ką nors bent jau iš chemikų apie mūsų sudedamasias dalis, kad pakalbėtų, tai manau, kad tikrai pasikviesim pokalbiams, diskusijoms, nes už tai, kad sudedamosios dalys mes turim žinoti, kas gali būti, kodėl reikia. Mes atliekam taip, aš sutinku, būtinai. Tai aš kalbu, kad žinoti viską apskritai apie visas tas medžiagas ir kaip jos, užtenka, kad tu savo srityje žinosi, kokią tu cheminio lygmenį, taip, su kuo tu dirbi ir kas ten tos dalyse yra ir kuo jos geros, kiek jos reikia su jom atsargiai, tai aš manau, kad... Bet tikrai nereikia cheminės lentelės viso žinoti atmintinai, kas jeigu žiūrės kokie meistrai, tai tikrai nesimokykit, yra daug svarbesnių dalykų negu cheminė lentelė. Aišku, kad tikrai taip. Tai va, tai nežinau, merginos, kaip jūs galvojat, dar mes turim ką nors pakalbėti, ar jau... Mes čia taip kaip dėjom, aš jau net neatsimenu, iš tikrųjų, kalbėjom per tiek laiko. Įdomu diskutuoti, tiesiog taip ir gaunasi, kad... Labai fainai. Labai bus fainai, kai žmonės įvertins jau kai kokį laiką uždės, jau kai kokį komentarą parašys. Oi, kaip laukiam komentarų. Aišku, laukiam gerų, bet blogų irgi nesigėdykit. Pastabos skatina tobulėjimą. Ir šiaip turėsim apie ką pašnekėti, va kaip tik su Vilma per pertrauką šnekėjom, kad visi komentarai yra gerai. Turėsim ką pašnekėti. Taip. Kitais kartais. Būtinai kitais kartais. Tai jeigu patiko mūsų pokalbis, mūsų diskusija, paspauskit like. Like, share and subscribe. Tada prenumeruokit mūsų kanalą, mes taip augsim ir tobulėsim. Ir komentarai ir dar kartą ir komentarai. Ir idėjos, ne? Kitiem kartam. Bye! Visom.